atsitiko tai pagaliau. O kur aš čia traukiu? Ketvirtam. Gerai, kad ne į dugną. Ką žinau, stengia žaidži, atiduoti visas jėgas, kad komanda laimėtų. Vieną kartą sekas, kitą kartą nesiseka. Toks jau yra mūsų tas darbas, kad kamuolys yra palūs. Kaip tu manai, kodėl tam trečio kėlinio pabaigoje įvyko tas lūžis? Kas ten atsitiko? Galbūt mes ir pavargom šiek tiek. Aišku, sunku išlaikyti tokį tempą 40 minučių be duobių. Rytas iš tikrųjų gera komanda ir gerai sukomplektuota ir nepapulti duobę tikrai yra labai, kaip pasakyti, sunku ir išlaikyti tą visą žaidimą. Bet aš turiu omeny, kada jūs trūktelėjot, perėmėt iniciatyvą ir... Kada mes? Jo. Nežinau, gal atvirkštinis variantas, gal jie pavargo. Mes paprasčiausiai žaidėm tokį žaidimą. Pirma pusė buvo galbūt tokia šiek tiek išbalansuota, nedarėm tai, ką treneris mums buvo nurodęs. O antroji pusė stengiamės daryti tai, ką liepia treneris. Žaidimo kreivė vis dar kyla į viršų? Na, aš tikiuosi taip. Nes tikrai nesileidžia laimėti prieš Rytą, jų aikštelė nėra lengva. Ačiū.